Kiekvienais metais laukiu šios akimirkos. Nekantrauju vėl aplankyti vaikus, bet iškeliauti negaliu tol, kol negaunu visų laiškų. O šiais metais man dar trūksta vieno labai ypatingo laiško. Tiek daug vaikų jau parašė, bet laukiu vieno laiško, kuris man labai svarbus. Oho! Ar tai jis? Atrodo, kad taip. Šitas laiškas keliavo tiesiai iš tavo namų. Laiškas švyti. Vadinasi, rašei jį iš širdies. Žinai, skaityti laišką iš tavęs man didelė dovana. Rašai apie tai, ko labai nori. Tai dovana tikrai ypatinga. Dabar liko paskutinis žingsnis. Prieš įsiųsdamas dovanas turiu patikrinti stebuklingąją knygą. Ten surašyti visi, kurie šįmet darė gerus ir tik tai labai gerus darbus. Ar tavo vardas yra toje knygoje? Palauk, tuojau pažiūrėsiu. Oho, Amelija, kaip tu paaugai per šiuos metus. Aš tavęs labai pasiilgau. Gera vėl matyti tave. Mano stebuklinga knyga rodo, kad šiemet tu klausei tėvelių ir jiems padėjai. Sutvarkei savo kambarį po žaidimų, dalinaisi žaisliukais su kitais, nepamiršai pasirūpinti savimi, nusiplauti rankytes ir išsivalyti dantukus. Kasdien mokaisi naujų dalykų. Net knyga švyti nuo tavo pastangų. O dabar ateik, parodysiu tau, ką šiuo metu veikia mano elfai. Štai čia gimsta stebuklai. Elfai dirba tyliai, bet jų širdyse daug džiaugsmo. Kiekvienas žaislas, kiekviena dovana pagaminta su didelė meile. Pažvelk atidžiau. Tarp visų dovanų, kurias jie ruošia vaikams visame pasaulyje, yra ir ta, kurios lauki tu. Ho, pažiūrėk, kaip greitai jie dirba. Elfai neša dovanas vieną po kitos. Net nespėju skaičiuoti. Rogės pildosi akimirksniu. Dar truputis ir būsime pasiruošę kelionei. Rudolfai, brangus bičiuli, kiek vaikų laukia stebuklo. Ar tu jau pasiruošęs? Rudolfai, pirmyn, vaikai mūsų laukia, pradedam kelionę.